Esame džiazo palėpėje, kur jau renkasi žmonės į įžanginį festivalio Centras 11 renginį. Šiandien organizatoriai žada sujungti audiovizualinį meną, muziką bei daug kūrybingų žmonių. Kovo 24 dieną paskaitų ciklu prasidėjęs meno renginys Centras 11 pavasaris penktadienį pakvietė į multimediją meno ir muzikos šou Džiaz palėpėje. Kauno technologijos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto studentų atstovybės ir senbuvių organizuojamas renginys po 5 metų pertraukos grįžta atsinaujinęs. Kviečiu pamatyti dalį to, kas buvo anksčiau, ir dalį to, kas bus ateityje. Kuo jisai skirsis kitais metais, tai manau šį rudenį, tai nuo praėjusių gal tik to, kad bandysime išspausti didesnę kokybę ir gal mažiau leisti jaunimui arba eksperimentatoriams žaisti savo kaip teisę ir pasirodyti iš tikrųjų. Reikalausim, kad tikrai būtų darbai kokybiški ir įdomus, kad jie kažką daugiau neštų kažkokią žinią. Organizatoriai teigia, jog festivalio koncepcija išlieka ta pati. Didžiausias dėmesys skiriamas vaizdo, garso bei žodžio junginiui, nes, kaip teigia vienas iš organizatorių, vizualiojo meno nišoje menininkams vis dar trūksta erdvės reikštis. Šitas festivalis buvo pradėtas daryti dėl to, kad duoti žmonėms pasireikšti, nes nėra tos nišos tokios, nėra taip jinai išplatinta, kad tu galėtum ateiti kažkur, kaip paprastai yra koncertai, tu ateini ir su gitara pagroji ar dar kažko, to kaip video meno, video muzikos sinchronizacijos, tai tokios kaip ir tokių dalykų nėra. Nėra tas labai platinama, tai mes su ta linkme norime eiti, kad tą dalyką išplatinti. Įžanginėme festivalio renginyje pasirodė 3 projektai – Psilikono teatras, Vilniečių grupė Avaspo bei DJ Coffee ir VJ kultūrinis veiksmas. Dalyviai savo pasirodymais stengiasi ne tik pralinksminti žiūrovą, bet ir užsiminė apie aktualias socialinės problemas, akcentavo audiovizualinio meno įtaką žmogui. Kadangi muzika ir vaizdas, jų jungtis turi labai tokį stiprų poveikį, stipresnį negu, sakykime, kažkoks pagalbos telefono numeris kažkur pasirodantis ar panašiai. Aš manau, kad tai turėtų užgrūdinti. Pačios silikono lėlės, jos labai tamprios, atsparios, viską ištveria. Tai aš manau, kad tiesiog tas jų vaidinimas su stipriais vaizdais ir kartu sujungtos su muzika turėtų turėti tokį teigiamą poveikį. Netradicinėje aplinkoje buvo galima sutikti žmonių, turinčių skirtingų pomėgių, tačiau renginys įtraukė kiekvieną. Žiūrovai teigė, jog jų lūkesčiai buvo išpildyti. Tikėjausi kitokio meno, ne kasdieniško, ne per televiziją matomo, ne to populiariojo. Ir ar patiko, ką matote? Taip, labai patiko. Pagrindinis šių metų festivalis Centras 11 vyks Kauno miesto centro erdvėse rugsėjo mėnesį.